Labas rytas. Sveikinuosi su jumis ir kaip žadėjau, šiandieną noriu susitikti su Reiki Mercar bendruomenės nariais. Ir tikiuosi, kad jeigu jūs galit prisijungsit prie susitikimo ir nesvarbu iš kokio miesto ar šalies prisijungsit, šiandien mus jungia vienas bendras ketinimas. Tai yra skirti laiko sau. Ne darbais, ne pareigomis, bet pradėti šitą mūsų susitikimą sustojimu ir skirdami šitą rytą sau. Taigi, šiandieną, kaip ir žadėjau, keliausime per programą. Ir pirmiausia, kalbėsiu apie tai, kodėl gimė ši mintis. Nes prieš pradėdama norėčiau asmeniškai gal pasidalinti savo mintimis, kad Reiki Mercar kelias nesibaigia vien tik tai gavus iniciaciją ar baigus mokslus. Iš tikrųjų, tada prasideda kasdieninė praktika ir gyvenimas su Reiki. Todėl ir gimė ši bendruomenė ir mintis turėti erdvę, sugrįžti vieni pas kitus, prisiminti tai, kas svarbiausia ir kartu augti šiame kelyje. Noriu, kad jie taptų erdvę, kurioje jaučiatės priimti, kur galime augti savo tempu, kur galime dalinti savo patirtimis, užduoti klausimus, mokytis vieni iš kitų ir drąsiai būti savimi. Ir tikiu, kad ši bendrystė mūsų kelias taps lengvesnis. Ir kai kiekvienas iš mūsų pradėsime rūpinti savo vidinę ramybę, tos ramybės pasaulyje bus daugiau. Taigi, kodėl susitikome šį rytą? Kartais didžiausia dovana, kurią galime padovanoti sau, tai yra valanda ramybės. Valanda, kai nereikia niekur skubėti, kai galime sustoti, įkvėpti, nurimti ir pabūti kartu su manimi ir kitais. Todėl su didžiuliu džiaugsmu šiandien kviečiu jūs į pirmąjį mūsų Reiki Mercar bendruomenės rytą. Ir šį rytą kartu mokysimės sąmoningai kvėpuoti, įsižeminti, atliksime vedamą įsižeminimo meditaciją, atversime Reiki kanalą gydymui sau, kalbėsime apie savipriežiūrą ir praktikuosime dėkingumą. O pabaigoje pasidalinsiu savo patirtimi ir jeigu jūs užduosite klausimus, atsakysiu jūsų klausimus. Bei pakviesiu jūs atlikti tam tikras praktikas, kurios padės pagilinti savo patirtį Reiki srityje. Iki kito mūsų mėnesio susitikimo. Taigi, noriu pakviesti jūs šiandien nieko iš savęs nereikalauti. Nereikia stengtis viską atlikti tobulai. Tiesiog leiskite sau būti. Leiskite Reiki Mercar energijai veikti. Ir stebėkite, kas šiandien gimsta jūsų viduje. Taigi, jeigu esate pasiruošę, tai pakviesiu jūs patogiai atsisėsti,
padėti abi pėdas, pastatyti savo abi pėdas ant žemės ir leisti tiesiog atsipalaiduoti. Ir mūsų pirma tema yra kvėpavimas. Kol mūsų protas nuolat mąsto, analizuoja, kritikuoja, ieško atsakymų, konsultuojasi ir daro išvadas, dažnai mes pamirštame, kokia jėga iš tikrųjų palaiko mus gyvus ir tvirtai stovinčius ant žemės. Kad mūsų fizinis kūnas tinkamai funkcionuotų, svarbu suprasti, kaip veikia mūsų bioenergetinė sistema. Fiziologiniu požiūriu žmogaus bioenergetinė sistema sudaro dvi pagrindinės dalis. Valingoji nervų sistema, kuri valdo judesius ir pojūčius, ir automatinė, nevalinga nervų sistema, kuri reguliuoja virškinimą, kraujospūdį, širdies ritmą ir kitus gyvybiškai svarbius procesus. Autonominė nervų sistema turi dvi šakas – simpatinė nervų sistema, ji paruošia organizmą veikti ir gintis. Ji mobilizuoja energiją, aktyvina skydliaukę ir antinksčius, didina kraujotaką, padeda kovoti arba bėgti streso metu, palaiko organizmą pasiruošusi greitai reaguoti. O parasimpatinė nervų sistema atsakinga už gijimą, regeneraciją, virškinimą, organizmo valymą, atsipalaidavimą, ramybę, meditaciją, miegą, meilės ir saugumo pojūtį. Vienu metu aktyvi gali būti tik viena iš šių sistemų. Todėl, norint išlaikyti sveiką energijos tekėjimą, reikėtų būti aktyviems, bet nepervargti, veikti, bet neišsekti. Labai svarbu reguliariai atkurti savo bioenergetinį lauką ir išmokti taisyklingai kvėpuoti. Kodėl kvėpavimas yra toks svarbus? Kvėpavimas yra gyvybės pagrindas. Taisyklingas kvėpavimas padeda palaikyti sveiką bioenergetinę sistemą ir sumažina nuolatinės elektromagnetinės taršos poveikį. Ši tarša akims nematoma, tačiau mūsų nervų sistema ją priima kaip informaciją. Simpatinė nervų sistema į tai reaguoja, didindama mūsų budrumą ir įtampą. Tuo tarpu sąmoningas kvėpavimas aktyvina parasimpatinę sistemą ir perduoda kūnui aiškią žinutę. Dabar gali atsipalaiduoti. Kartais verta tiesiog sustoti judrioje gatvėje ir pažvelgti žmones, kiek daug jų nuolat žiūri į telefonus, planšetes, kompiuterius ar kitus elektroninius įrenginius. Visa tai palaiko simpatinės nervų sistemos aktyvumą. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje galima naudotis technologijomis ir kartu išlaikyti stiprią bioenergetinę sistemą, gerą savijautą, vidinę jėgą ir gyvybingumą. Anksčiau aš galbūt savo ankstesnėse Facebook Live video kalbėjau apie tai, bet dabar pažvelgsime į kvėpavimo praktiką ir kaip reikia savigyda bei reikia simbolių meditacija gali sustiprinti mūsų vidinę gyvybinę energiją, vadinamą praną ir apsauginį energetinį lauką. Jogoje gyvybinė energija vadinama prana, o sąmoningo kvėpavimo praktika pranajama. Žodis kilęs iš sanskrito. Prana – gyvybinė energija, kvėpavimas, o ajama – plėsti, išplėsti. Pranajama reiškia gyvybinės energijos plėtimą per kvėpavimą. Jo šaknis siekia senovės Indiją. Kvėpavimo praktikos padeda atsipalaiduoti, nukreipti energiją į tam tikras kūno vietas, sustiprinti gyvybinę energiją. Nuo Patandžalio
jogos sutrų iki šiuolaikinės jogos visos kvėpavimo praktikos skirtos jungti kūną ir protą. Yra įvairių kvėpavimo būdų. Nusiraminti po fizinio krūvio, pagilinti kvėpavimą, atvėsinti kūną, išvalyti protą. Visi jie mažina simpatinės nervų sistemos aktyvumą. Tuomet protas aprimsta, o deguonis pasiekia net giliausias organizmo vietas. Sąmoningas kvėpavimas atveria širdies centrą ir atpalaiduoja apatinę pilvo dalį. Taigi, dabar pakviesiu jūs patogiai atsisėsti, nugara tiesi, stuburas ištiestas, smakrą lengvai palenkite link krūtinės. Kaklas vienoje linijoje su stuburu. Lengvai įtempkite apatinius pilvo raumenis. Įkvėpdami plėskite krūtinę. Iškvėpdami išlaikykite pilvo raumenų tonusą ir pajuskite, kaip bamba artėja prie stuburo. Ir taip kartokite 3-5 kartus. Jeigu taip kvėpuoti pavyksta natūraliai, tikėtina jūsų kvėpavimo refleksas yra taisyklingas. Jei iškvėpimo metu pilvas išsipučia, verta sąmoningai mokytis naujo kvėpavimo įpročio. Taigi. O dabar jūs pakviesiu atlikti reiki kvėpavimo meditaciją savo savigydai. Atsisėskite arba atsigulkite patogiai. Ištieskite stuburą. Užmerkite akis. Ir sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Įkvėpdami plėskite krūtinę, o iškvėpdami lengvai aktyvuokite pilvo raumenis. Pakartokite kelis kartus, kol kvėpavimas taps natūralus. Kai kvėpuojate, mintyse įsivaizduokite, kad savo rankomis atliekate reiki seansą sau. Pradėkite nuo akių, galvos, pečių, pilvo, ir apatinės pilvo dalies. Kiekvienoje pozicijoje pajuskite rankų šilumą.
Leiskite kvėpavimui tekėti kartu su reiki energija. Įsivaizduokite, kad kvėpavimas pasiekia visas jūsų bioenergetinės sistemos vietas. Baigdami vieną ranką uždėkite ant viršutinės krūtinės, o kitą ant pilvo dalies. 3 kartus ramiai įkvėpkite ir iškvėpkite. Čia mokėmės kvėpuoti ir mintise atlikti reiki seansą sau. Jūs manęs klausėte, kaip atlikti reiki simbolių kvėpavimo meditaciją. Taigi, jūs pirmiausia turite atlikti visus tuos žingsnius, apie kuriuos kalbėjau pačioje pradžioje. Atsisėsti arba atsigulti, ištiesinti stuburą, užmerkti akis, sutelkti dėmesį į kvėpavimą, įkvėpti, plečiant krūtinę ir iškvėpti lengvai, aktyvuojant pilvo raumenis, tai pakartojant keletą kartų. Po to mintise suformuluokite savo ketinimą ir pasirinkite vieną iš reiki mercara simbolių. Mintise nupieškite arba įsivaizduokite jį prieš save. Pakelkite jį virš karūnos čakros. Įkvėpdami įsivaizduokite, kad simbolis leidžiasi per visą kūną iki jūsų pamatinės arba šakninės čakros. Iškvėpdami matykite, kaip simbolis kyla atgal į karūnos čakrą, o kvėpavimas teka priešinga kryptimi. Pakartokite bent 3 kartus. Praktikuokite apie 10 minučių arba tiek, kiek jaučiatės patogiai. Ši meditacija padeda išvalyti energiją, sustiprinti gyvybinę jėgą, susikaupti ir nuraminti protą. O dabar pereisime prie kito mūsų susitikimo klausimo – įsižeminimo. Kasgi yra įsižeminimas? Įsižeminimas – tai sąmoninga praktika, padedanti sugrįžti į dabarties akimirką, pajusti ryšį su savo kūnu ir žeme. Kai jaučiamės išsiblaškę, nerimastingi, emociškai perkrautę ar pavargę, mūsų dėmesys dažnai lieka mūsų mintise. Įsižeminimas padeda sugrįžti į kūną, atkurti vidinę pusiausvyrą ir saugumo jausmą. Reiki praktikoje įsižeminimas yra svarbus prieš ir po darbo su klientu ar savimi. Jis padeda išlaikyti aiškias ribas, neperimti kitų žmonių emocinės naštos ir išlikti stabiliu kanalu. Kokią naudą duoda reguliariai praktikuojama įsižeminimo praktika? Reguliariai praktikuojant įsižeminimą galima pastebėti sumažėjusi nerimą ir įtampą, gilesnį kvėpavimą, stabilesnę emocinę būseną, geresnę koncentraciją, didesnį saugumo jausmą.
aiškesnės mintis, mažesnį emocinį perdegimą, stipresnį ryšį su savo kūnu, lengvesnį atsipalaidavimą po reiki praktikos. Taigi, pakviesiu jūs atlikti Reiki Mercar įsižeminimo meditaciją. Patogiai atsisėskite, padėkite abi pėdas ant žemės. Jeigu norisi, švelniai užmerkite akis. Leiskite pečiams atsipalaiduoti. Lėtai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Dar kartą lėtai įkvėpkite ir ramiai iškvėpkite. Dar vieną kartą lėtai įkvėpkite ir ramiai iškvėpkite. Tiesiog stebėkite savo kvėpavimą. Nieko nereikia keisti. Leiskite sau būti čia. Dabar pajuskite savo kūną. Pajuskite pėdas, blauzdas, kelius, šlaunis, dubenį, pilvą, krūtinę, pečius, rankas, kaklą, veidą, visą savo kūną. Pajuskite atramą po savimi. Leiskite sau atsiremti. Jūs esate saugus. Dabar įsivaizduokite, kad iš jūsų stuburo pagrindo pradeda augti stipri energinė šaknis. Įleidžiasi per jūsų kojas, blauzdas, pėdas, per grindis, per žemę, per akmenis, per gilesnius žemės sluoksnius, kol pasiekia patį žemės centrą. Ten ji tvirtai įsitvirtina, lyg būtų įsikibusi į tvirtą uolą.
Pajuskite, kokia stipri ši jungtis. Ši šaknis stora, stabili ir jos viduje yra erdvė. Per ją galėsite paleisti viską, ko šiandien jums nebereikia. Įkvėpkite, o iškvėpdami paleiskite į žemę. Įtampą, baimės, nerimą, skubėjimą, abejonės, nuovargį. Viską, kas šiandien jums nebetarnauja. Leiskite tam ramiai nutekėti žemę. Žemė nereikia pastangų tai priimti. Tiesiog įsivaizduokite, kad tai yra žemėj naudinga trąša. Ji moka transformuoti. Tiesiog paleiskite ir kvėpuokite. Dabar nukreipkite dėmesį į savo pėdas ir įsivaizduokite, kad iš žemės kyla rami, stabili, neutrali energija. Ji kyla per pėdas, per blauzdas, per kelius, per šlaunis, per dubenį. Ji pripildo jūsų kūną ramybę. Ši energija apvalo, atgaivina, sustiprina. Po to ji vėl švelniai teka atgal į žemę. Jūs kvėpuojate kartu su šiuo ritmu. Dabar virš savo galvos pamatykite ryškią žvaigždę. Iš jos ima tekėti balta šviesa. Ji eina per jūsų viršugalvę. Užlieja galvą, kaklą, pečius, rankas, krūtinę, pilvą, dubenį. Ši šviesa susitinka su žemės energija. Jos susilieja ir sukuria harmoningą tėkmę jūsų viduje. Pajuskite šį tekėjimą. Dangus ir žemė susitinka jumyse. Dabar virš jūsų pasirodo didelė auksinė saulė.
Ši saulė spinduliuoja meilę, šilumą, gydymą, vidinę ramybę. Leiskite jai lėtai nusileisti per viršugalvę. Tarsi šilta saulės šviesa tirpsta jūsų kūne. Ji užpildo galvą, kaklą, pečius, krūtinę, širdį, pilvą, dubenį, kojas, pėdas, kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Jūs esate pripildyti šviesos, meilės, gyvybės ir vidinės ramybės. Paklauskite savęs, kaip dabar jaučiasi mano kūnas, kaip jaučiasi mano širdis, kas manyje pasikeitė. Leiskite savo tiesiog pajusti. Kai būsite pasiruošę, dar kartą giliai kvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Pajudinkite kojų pirštus, rankas, švelniai pasirąžykite ir atsimerkite. Grįžkite į šią akimirką ramybėje ir su dėkingumu. Namaste. Kiekvieną kartą, kai jaučiatės pavargę, išsiblaškę ar emociškai perkrauti, galite atlikti šią įžeminimo meditaciją. Tiesiog prisiminkite, kad žemė visada yra po jūsų kojomis. Ji pasiruošusi priimti tai, ko jums nebereikia, ir priminti, kad jūs visada galite sugrįžti į savo vidinį centrą. Kuo labiau esame įsižeminę, tuo lengviau leidžiame reikia energijai tekėti per mus. Ramiai, aiškiai ir su meile. Kitas mūsų klausimas, kurį mes šiandieną ruošiamės atlikti, tai Reiki Mercar rytinė savipriežiūros praktika. Arba kitaip tariant, Reiki seansas sau. Kiekvieną kartą, kai pasirenkame sustoti, pakvėpuoti ir pasirūpinti savimi, stipriname ne tik save, bet ir tuos žmonės, kuriuos sutiksime šiandien. Taigi prieš pradedant, patogiai įsitaisykite. Abi pėdos remiasi į grindis. Pradžiai užmerkite akis ir lėtai įkvėpkite ir ramiai iškvėpkite. Dar kartą lėtai įkvėpkite ramybę, o iškvėpkite įtampą. Dar kartą
Leiskite kvėpavimui tapti natūraliam, nieko nekeičiant, tik stebint. Pajuskite savo pėdas, savo kūną, pajuskite atramą po savimi. Įsivaizduokite, kad iš stuburo pagrindo pradeda augti stipri energinė šaknis, kuri leidžiasi per jūsų kojas, blauzdas, pėdas, vis giliau per grindis, per žemę, per akmenis, per giliausius žemės sluoksnius, kol pasiekia patį žemės centrą. Ten jį tvirtai įsitvirtina. Dabar paleiskite viską, ko šiandien jums nebereikia. Nerimą, skubėjimą, įtampą, nuovargį. Leiskite tam ramiai nutekėti žemę, kaip žemei naudinga trąša. Po to pajuskite, kaip iš žemės kyla rami, stabili energija. Ji kyla per jūsų pėdas, per kojas, per dubenį, per visą jūsų kūną. Ji pripildo jūs stabilumo, ramybės ir saugumo. Mes prieš pradėdami reiki seansą savo, pirmiausia nukreipiame ir bandome susikoncentruoti, susitelkdami ir ranką uždėdami ant širdies, kitą ant saulės rezginio. Ir prieš pradedami reiki praktiką prisiminkite vieną labai svarbų dalyką. Šiandien mums nereikia nieko priversti įvykti. Nereikia stengtis, kad energija tekėtų. Reiki Mercar energija pati teka ten, kur jos labiausiai reikia. Mūsų užduotis atsiverti, pasitikėti ir leisti įveikti. Dabar visi kartu mintise arba tyliai ištarsime reiki Mercar kanalo atvėrimo kodą, kuris sakosi rankas laikant šioje pozicijoje. Viešpatie, leis man būti reiki Mercar energijos kanalu, sveikatinant save. Duok energijos tiek, kiek reikia, ten, kur reikia ir tokios, kokios reikia. Šiuo metu, kurios man reikia labiausiai, mano aukščiausiam gėriui. Ir pabūkite kelias akimirkas tyloje. Po to suformuluosime savo šios dienos ketinimą. Galite mintise jį pasakyti. Priimu reiki Mercar energiją su dėkingumu ir pasitikėjimu. Tegul ji teka ten, kur jo šiandien labiausiai reikia ir padeda atkurti mano kūno, proto, emocijų ir sielos pusiausvyrą. Ir kaip jūs prisimenat iš mano knygutės, pirmiausia, mes rankas dedame ant pečių. Kai uždedate rankas ant pečių, pajuskite, kiek daug jie kasdien neša.
Leiskite reiki švelniai atpalaiduoti visą įtampą. Tada rankas uždėsime ant viršugalvio. Paprastai pozicija yra ant viršaus, tai reiškia taip. Arba galite laikyti taip, kaip jums patogiau. Dedant rankas ant viršugalvio, leiskite šviesai tekėti per jūsų kūną. Kita rankų pozicija ant akių. Leiskite akims atsipalaiduoti ir paleisti viską, ką jūs šiandien matė. Kita pozicija ant smilkinių. Leiskite nurimti mintims. Nebūtina šiandien turėti visus atsakymus. Kita pozicija ant pakaušio. Leiskite reiki pasiekti giliausias jūsų pasąmonės vietas. Paleiskite seną įtampą. Kita pozicija – kaklas. Leiskite atsipalaiduoti kaklą. Leiskite savo išreikšti savo tiesą su meile. Kita rankų pozicija yra širdis. Uždėkite rankas ant širdies ir paklauskite savęs, ko šiandien labiausiai reikia mano širdžiai. Leiskite reiki apkabinti jūsų širdį.
Perkelkite rankas žemiau krūtinės, ten, kur yra saulės rezginys, skrandis. Pajuskite savo vidinę stiprybę. Mintise galite pasakyti: aš pasitikiu gyvenimu. Perkelkite rankas ant pilvo. Leiskite reiki apkabinti visas emocijas. Nieko nereikia taisyti. Ir apatinę pilvo dalį pajuskite savo gyvybinę energiją, ryšį su žeme, vidinį stabilumą. Dabar vieną ranką uždėkite ant širdies, kitą ant apatinės pilvo dalies. 3 kartus ramiai kvėpkite ir iškvėpkite. Pajuskite, kaip visa reiki mercar energija švelniai susibalansuoja jūsų kūne. Dabar mintise padėkokite visatai, reiki mercar energijai, padėkokite savo kūnui, padėkokite savo, nes šiandien pasirinkote pasirūpinti savimi. Namaste. Ir pabaigai norėčiau Jums palinkėti. Tegul šiandien Jūsų mintis būna švelnios. Tegul Jūsų širdis išlieka atvira. Tegul Jūsų rankos neša ramybę. Tegul reiki mercar šviesa lydi kiekvieną jūsų žingsnį. Ir nepamirškite, tikrasis gydymas prasideda tada, kai atrandate savo vidinį gydovą. Na, o dabar keliausime į kitą mūsų klausimą, tai dėkingumo praktika. Prieš pradedami dėkingumo praktiką, norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kodėl ji tokia svarbi. Dėkingumas tai ne tik mandagus žodis ačiū arba labai dėkoju. Tai sąmoningas pasirinkimas pastebėti tai, kas jau yra mūsų gyvenime. Kai nuolat sutelkiame dėmesį į tai, ko trūksta,
mūsų protas išmoksta ieškoti trūkumo. Tačiau, kai pradedame pastebėti tai, ką jau turime, keičiasi mūsų vidinė būsena. Dėkingumas padeda pereiti iš stokos mąstymo į gausos mąstymą, iš baimės į pasitikėjimą, iš nuolantinės kontrolės į priėmimą. Kodėl dėkingumas svarbus reiki praktikoje? Reiki mus moko būti atvirais gyvybiniai energijai. Dėkingumas padeda dar labiau atsiverti šiai energijai. Kai esame dėkingi, mūsų širdis natūraliai atsiveria. Mes tampame ramesni, švelnesni, labiau priimanti save ir kitus. Reiki ir dėkingumas labai natūraliai papildo vienas kitą, nes viena iš reiki taisyklių yra reiki ir dėkingumas. Ir kuo daugiau praktikuojame reiki, tuo lengviau pastebime, už ką galime būti dėkingi. O kuo daugiau gyvenime išreiškiame dėkingumo, tuo lengviau leidžiame reiki energijai tekėti per mus. Ką mums duoda dėkingumo praktika? Reguliariai praktikuojant dėkingumą padeda sumažinti nerimą ir įtampą, lengviau paleisti baimes, stiprinti vidinę ramybę, geriau miegoti, ugdyti atsparumą stresui, stiprinti pasitikėjimą gyvenimu, labiau vertinti save, pastebėti grožį kasdienybėje, kurti šiltesnius santykius su žmonėmis. Kokią naudą dėkingumas duoda kitiems, kai mes gyvenime dėkingume keičiasi ne tik mūsų vidinė būsena, keičiasi mūsų santykiai, mes tampame kantresni, dažniau pastebime kitų žmonių pastangas, lengviau atleidžiame, dažniau sakome ačiū, kiti žmonės šalia mūsų jaučiasi saugesni. Dėkingumas tampa dovana ne tik mums, bet ir visiems, kuriuos sutinkame. Viena iš gražių reiki praktikų yra susikurti savo asmenį dėkingumo sąrašą, kuris nuolat auga. Kiekvieną kartą jį perskaitę, pastebėsite dar daugiau dalykų, už kuriuos galite būti dėkingi. Jeigu esate gavę reiki mercarą pirmą, jeigu anksčiau gavote antrą meistro ar meistro reiki mercar meistro mokytojo pakopas ir iniciacijas, prieš skaitydami savo dėkingumo sąrašą galite mintise pakviesti reiki simbolius ar net savo simbolius, kuriuos gavote iniciacijų metu, ir leisti reiki energijai sustiprinti kiekvieną dėkingumo mintį. Mes galime būti dėkingi visatai, reiki mercar keliui, sąmoningumui, draugams ir bendraminčiams, besąlyginiai meiliai, išminčiai, drąsiai paleisti baimę, galimybei mokytis ir dalintis reiki, gebėjimui paleisti vidinį kritiką, džiaugsmui, dvasiniam vedimui, kūrybiškumui, savo šeimai, svajonėms, gyvenimo pamokoms, gebėjimui gyventi be nuolatinio teisimo, kantrybei, gebėjimui atleisti sau, gausai, gebėjimui paleisti nerimą, džiaugsmingoms patirtims, žaismingumui, talentams ir dovanoms,
kitų žmonių priėmimui, savo dvasiniam augimui, drąsai, saulėtai dienai, sveikam ir stipriam kūnui, meiliai mūsų gyvenime. Šiai dienai tokiai, kokie jie yra. Galimybei mokytis ir augti, vidiniai ramybei, humoro jausmui, gamtos grožiui, kiekvienai gyvenimo dienai, gebėjimui paleisti pyktį, reiki gydančiai energijai, meditacijai, žmonių gerumui, džiaugsmui, apkabinimams, galimybei duoti, tylai ir savo nuostabiam gyvenimui. Todėl dabar kviečiu kiekvieną akimirką, ypatingai šią, užmerkti akis. Ramiai pakvėpuoti. Ir mintyse paklauskite savęs, už kokius 3 dalykus šiandieną esu dėkinga. Neskubėkite. Leiskite atsakymams ateiti. Galbūt tai žmogus, galbūt sveikata, galbūt ši rytinė ramybė, galbūt galimybė kvėpuoti, galbūt reiki. Kai pajusite dėkingumą, leiskite jam užpildyti visą savo širdį. Įkvėpkite ir su iškvėpimu mintyse ištarkite ačiū. Dar kartą. Ir dar kartą. Aš esu dėkinga jums. Taigi, Liepos mėnesio koks yra kvietimas? Kiekvieną rytą ir vakarą užrašykite 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Po kelių savaičių pastebėsite, kad dėkingumas nebereikalauja pastangų. Jis tampa natūralia jūsų gyvenimo dalimi. Ir būtent tada pradeda keistis ne tik mintis, bet ir santykiai su savimi, su kitais žmonėmis bei pačiu gyvenimu. Kuo dažniau praktikuodami dėkingumą, tuo labiau jis taps ne pratimu, o jūsų gyvenimo būdu. O kai širdis prisipildo dėkingumo, reiki energija teka dar laisviau. Ne tik gydant, ne tik sveikatinant jūs, bet ir pasiekdama kitus. Tikiuosi, dar jūs turite dėmesio aptarti kitą mūsų klausimą, kodėl reiki praktikui svarbi savipriežiūra.
Prieš rūpindamiesi kitais, pirmiausia turime išmokti pasirūpinti savimi. Tai nėra savanaudiškumas, tai yra atsakomybė. Kasdien sutinkame žmonių, kurie išgyvena skausmą, nerimą, pyktį, netektis ar neviltį. Natūralu, kad jautrus žmogus gali pastebėti kitų emocijas ir jas stipriai reaguoti. Tačiau Mercar praktiko tikslas nėra perimti kito žmogaus naštą. Mūsų užduotis būti ramiu, stabiliu ir atviru kanalu, per kurį gali tekėti sveikatinanti energija. Kai patys esame vidinėje pusiausvyroje, galime su meile būti šalia kitų žmonių, nepamesdami savęs. Todėl šiandien noriu pasidalinti 5 savipriežiūros būdais, kurie padeda išlaikyti vidinę ramybę ir stiprinti savo energiją. Tai pirmiausia yra vizualizacija, kurią jūs galite atlikti patys. Arba kitaip tariant, vizualizacija šviesos apsiaustas. Prieš išeidami iš namų ar pradedami darbą su žmonėmis, trumpam sustokite, užmerkite akis ir įsivaizduokite, kad jūs apgaubia ryški, balta arba auksinė šviesa. Tarsi vilkėtumėt šviesos apsiaustą. Arba būtumėt apsupti švytinčio šviesos burbulo. Jeigu jums artima malda, galite tyliai paprašyti: Viešpatie, tegul tavo šviesa mane lydi ir saugo. Tegul šiandien būnu meilės, ramybės ir Mercar energijos kanalas. Arba galite sugalvoti savo. Ši vizualizacija primena mums, kad galime būti atviri meiliai ir kartu išlaikyti sveikas ribas. Kitas būdas yra įsižeminimas. Jeigu pastebite, kad sunku susikaupti, jaučiatės išsiblaškę ar emociškai pavargę, dažnai tai ženklas, kad reikia sugrįžti į save. Įsižeminimas padeda atkurti ryšį su kūnu ir dabartinę akimirką. Vienas paprasčiausių būdų – basomis pavaikščioti žalia. Smėlio pakrantė, jeigu tuo metu esate prie jūros ar vandenyno. Jeigu nėra tokios galimybės, galite atlikti trumpą praktiką, patogiai atsisėsti ir įsivaizduoti, kad iš jūsų pėdų auga stipri energinė šaknis. Ji leidžiasi giliai į žemę ir su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu paleisti įtampą, nerimą ir nuovargį kaip žemei naudingą trąšą. O su kiekvienu įkvėpimu priimti ramybę ir stabilumą. Pabūkite taip kelias minutes, kol pajusite daugiau vidinės ramybės. Trečias yra erdvės apvalymas. Lygiai taip pat, kai prižiūrime savo namus, verta pasirūpinti ir jų atmosferą. Tam galima naudoti smilkalus, šalaviją, sandalmedį ar kitus jums artimus kvapus. Šis ritualas gali tapti ne tik erdvės, bet ir jūsų minčių nuraminimu. Uždegdami smilkalus galite mintyse pasakyti, tegul ši erdvė prisipildo ramybės, šviesos ir meilės. Ketvirtas, tai reikia
seansą savo, arba kitaip tariant, reikia savipriežiūrą. Apie tai mes kalbėjome šį rytą ir atlikome praktiką, rekomenduoju ją pasižiūrėti. Ir 5 yra gamtos dovanos. Kai kuriems žmonėms vidinę ramybę padeda stiprinti kristalai. Pavyzdžiui, juodasis turmalinas, obsidianas, selenitas, kalnų krištolas, ametistas. Kodėl būtent šie kristalai? Kristalai nuo seno naudojami įvairiose dvasinėse tradicijose kaip simboliai, padedantis žmogui susitelkti, prisiminti savo ketinimą ir kurti vidinės ramybės būseną. Reiki praktikoje svarbiausia yra ne pats kristalas, o mūsų sąmoningumas ir ryšys su reiki energija. Kristalas gali būti tarsi mažas prisiminimas sugrįžti į savo centrą. Taigi, trumpai pristatysiu šiuos kristalus. Juodasis turmalinas tradiciškai laikomas vienu stipriausių įsižeminimo kristalų. Jis siejamas su stabilumu, saugumo jausmu ir vidinių ribų stiprinimu. Gebėjimu išlikti ramiam sudėtingose situacijose. Ji dažnai renkasi žmonės, dirbantys su daug žmonių arba jaučiantis emocinį nuovargį. Obsidianas. Obsidianas vulkaninės kilmės akmuo. Tradiciškai siejamas su giliu savęs pažinimu, vidinio šešėlio pažinimu, senų emocinių modelių paleidimu, drąsa pažvelgti į save. Dėl šios priežasties jis dažnai naudojamas terapinėse praktikose kaip simbolis kviečiantis į autentiškumą. Selenitas. Selenitas siejamas su vidinė ramybė, aiškumu, tylos būsena, dvasiniu susitelkimu. Jis dažnai naudojamas meditacijos metu kaip priminimas sustoti ir nurimti. Kalnų krištolas. Kalnų krištolas vadinamas universaliu kristalu. Jam tradiciškai priskiriamos savybės aiškumas, dėmesio sutelkimas, ketinimo sustiprinimas. Daugelis reiki praktikų jį naudoja kaip simbolį aiškiam ketinimui ir sąmoningam buvimui. Ametistas. Ametistas nuo seno siejamas su vidinė ramybė, meditacija, emocinė pusiausvyra, išmintimi. Jis dažnai pasirenkamas vakaro meditacijoms ar tada, kai norisi sulėtinti tempą ir pabūti tyloje. Kaip pasirinkti kristalą? Nėra vieno teisingo kristalo. Prieš renkantis kristalą paklauskite savęs, prie kurio kristalo šiandien natūraliai traukia ranka. Ką jis man primena? Kokią savybę noriu šiandien ugdyti? Ramybę, aiškumą, drąsą ar stabilumą? Kartais pats pasirinkimas jau tampa mūsų vidinės būsenos atspindžiu. Na, o kada kristalą per kokią mėnulio fazę pakrauti ir ką daryti, tai aš trumpai pasidalinsiu, galbūt tai bus ne vien tik tai apie šitus kristalus, bet ir apie kristalus jums naudinga informacija. Jaunatis yra susijusi su nauja pradžia. Jaunatis siejama su naujais ketinimais ir naujo ciklo pradžia. Šiuo metu galite išvalyti kristalus, suformuluoti naują ketinimą, skirti juos naujai praktikai ar tikslui. Tai tinkamas metas pradėti dirbti su nauju kristalu. Pilnatis dažniausiai pasirenkamas metas ir yra populiariausias laikas kristalus palikti mėnulio šviesoje. Tradicijoje tikima, kad ji simbolizuoja
pilnatis apsivalymą, atsinaujinimą, energijos sustiprinimą. Dažniausiai kristalai vakare paliekami ant palangės ar lauke, kur juos pasiekia mėnulio šviesa. Ir taip jie paliekami iki ryto. Delčia siejama su paleidimu. Jeigu kristalą naudojate intensyviu laikotarpiu arba norite simboliškai užbaigti tam tikrą etapą, delčia taip pat laikoma tinkamu laiku jį nuvalyti. Mėnulio fazės gali tapti gražiu simboliniu priminimu pasirūpinti savo kristalais. Tačiau svarbiausia yra ne data kalendoriuje, o mūsų sąmoningas ketinimas. Jeigu jaučiate, kad po intensyvios dienos, po darbo su žmonėmis ar po reiki praktikos norisi pasirūpinti savo kristalu, tai yra tinkamas metas jį nuvalyti. Ar kristalą reikia valyti, jei naudojate kristalus savo dvasinėje praktikoje, verta juos kartais simboliškai atnaujinti. Tai daryti galite paimant juos į rankas ir pakišant po tekančiu vandeniu, jeigu konkretus kristalas tam tinkamas, palikdami jį mėnulio šviesoje, laikydami ant selenito plokštelės, arba tiesiog trumpai palaikydami rankose ir sąmoningai išreikšdami ketinimą atnaujinti savo ryšį su juo. Kristalų negalima plauti vandeniu, jeigu kokių. Vandens reikėtų vengti selenitui, malachitui, angelitui ir halitui. Galima trumpai nuplauti, jei akmuo nėra pažeistas, kalnų krištolą, ametistą, juodąjį turmaliną ir obsidianą. Mes reiki mercar pirmoji pakopoje turime reiki praktiką susijusią su daiktų įkrovimu reiki mercar energija. Tai, kurie esate gavę iniciacijas, galite panaudoti tai. Ir nepamirškite, kad didžiausia gydanti jėga slypi ne kristaluose, jis slypi mumyse ir mūsų ryšyje su visata bei reiki mercar energija. Kristalai gali būti gražus mūsų kelionės palydovai, tačiau tikrasis gydymas vyksta tada, kai atsiveria mūsų širdis. Na, o pabaigai pasidalinsiu Liepos mėnesio reiki mercar praktiką. Nuo šiandien, nors mūsų šiandieninis susitikimas baigėsi, kviečiu tęsti jūs kelionę savarankiškai visą Liepos mėnesį. Didžiausi pokyčiai dažniausiai vyksta ne per vieną stiprią patirtį, o per mažus kasdien kartojamus žingsnius. Todėl kviečiu kiekvieną dieną skirti bent 5-10 minučių sau. Ne tam, kad kažką pasiektumėt, o tam, kad kasdien sugrįžtumėt į save. Taigi, pirma užduotis tai yra 5 minutės sąmoningo kvėpavimo. Patogiai atsisėskite, padėkite abi pėdas ant žemės, kelias minutės stebėkite savo kvėpavimą. Įkvėpkite ramiai ir lėtai iškvėpkite. Jeigu mintis nuklysta, švelniai sugrįžkite prie kvėpavimo, paklausdami savęs. Kaip šiandien jaučiasi mano kūnas? Ko šiandien labiausiai reikia mano širdžiai? Leiskite savo tiesiog būti. Antra praktika, kurią rekomenduoju atlikti, tai reiki seansas sau. Atverkite reiki mercar kanalą, mintise ištardami viešpate, leisk man būti reiki mercar energijos kanalu, sveikatinant save.
Duok energijos tiek, kiek reikia, ten, kur reikia ir kokios šiandien labiausiai reikia mano aukščiausiam gėriui. Atlikite trumpą reiki savo praktiką, pavyzdys yra šio video pradžioje ir galite pasirinkti visas rankų padėtis arba tik tas, kurių tą dieną labiausiai jums reikia. Nebūtina skubėti, leiskite reiki energijai tekėti, sustoti, jums sustoti ir pasimėgauti ramybę viduje. Trečias, 3 dėkingumo mintis. Po reiki skirkite kelias akimirkas dėkingumui. Paklauskite savęs, už kokius 3 dalykus šiandien esu dėkingas. Tai gali būti žmogus, sveikata, gražus rytas, ramybė, šypsena, galimybė mokytis, reiki praktika. Leiskite širdžiai pajusti dėkingumą. 4. Reiki praktiko dienoraštis. Skirkite kelias minutes užrašyti savo patyrimą. Galite atsakyti į šios klausimus. Kaip šiandien jaučiausi prieš praktiką? Kaip jaučiuosi po jos? Kurioje kūno vietoje stipriausiai jutau reiki energiją? Kokios mintis kilo? Kokios emocijos aplankė? Už ką šiandien jaučiu dėkingumą? Ką šiandien supratau apie save? Nebūtina rašyti daug. Kartais užtenka vieno sakinio. Svarbiausia išlikti nuoširdiems savo. Jeigu praktikuodami pastebėsite įdomių patyrimų, kils klausimų, ar tiesiog norėsis pasidalinti savo kelionę, labai kviečiu parašyti man per Facebook Messengerį. Man bus labai įdomu sužinoti, kaip sekėsi praktikuoti, ką pastebėjote savyje, kas buvo lengva, kas buvo sudėtinga, kokius pokyčius pradėjote jausti. Jūsų patirtis gali jūs įkvėpti ir įkvėpti ne tik jūs, bet ir kitus bendruomenės narius. Ir kitas mūsų bendruomenės susitikimas, bendruomenės rytas vyks rugpjūčio 1 dieną, tai yra šeštadienį, 8 val. Ryto. Vėl susitiksime čia mūsų Facebook Live video erdvėje. Ir kitą mėnesį gilinsimės į temą intuicija ir pasitikėjimas reiki vedimu. Kalbėsime apie kaip išmokti geriau girdėti savo vidinį balsą, kuo skiriasi intuicija nuo baimės, kaip stiprinti pasitikėjimą reiki vedimu, kaip priimti sprendimus iš vidinės ramybės, o ne iš nerimo. Ir atliksime naują reiki mercar meditaciją ar praktiką. Taigi laukiu jūsų. Norėčiau pabaigti mūsų rytą kelioms mintimis. Pirmiausia, ačiū, kad šiandien pasirinkote būti čia. Ačiū, kad skiriate laiko savo. Ačiū, kad kartu kuriame bendruomenę, kurioje galime ne tik mokytis reiki mercar, bet ir augti kaip žmonės. Noriu palinkėti, kad šiandien būtumėt švelnūs savo, kad nepamirštumėt pailsėti, pakvėpuoti, nusišypsoti ir bent trumpam sustoti. Prisiminkite, kad kiekviena diena yra nauja galimybė pasirinkti ramybę, nauja galimybė pasirinkti meilę, nauja galimybė pasirūpinti savimi ir tik tada dalintis tuo su kitais. Tad linkiu jums lengvos, ramios ir palaimintos dienos. Tegul reiki mercar šviesa lydi kiekvieną jūsų žingsnį. Tegul jūsų širdis išlieka atvira. Tegul jūsų rankos neša ramybę. Ir nepamirškite,
Tikrasis gydymas prasideda tada, kai atrandame savo vidinį gydovą. Prieš atsisveikinant paprašysiu visų trumpam uždėti vieną ranką ant širdies, kitą ant pilvo ir vieną kartą giliai įkvėpti ir iškvėpti. Pasakant, šiandien įsineškime ne tik žinias, bet ir ramybę. Tegul jį lydi mus mūsų mintise, žodžiuose, darbuose ir susitikimuose su žmonėmis. Iki kito karto. Ačiū, kad buvote. Iki pasimatymo rugpjūčio 1-8 val. Ryto. Su meile ir dėkingumu, Rūta. Namaste. Būkite palaiminti.